Liepos 25 dienos rytas. Rytinis tualetas. Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Gerai. Nieko čia nebaisus. Rankos kaip rankos. Daugiau špilka aš vedamas. Aš šiandien nesiskusiu. Užteks dar. 6 valandos, o mes jau... Mes jau gyvi. Važiuosim tuvai. Va viskas. Į automobilį viską susidėjom, nusiprausim ir išvažiuojame. 6 valandos 7 minutės. Nu, taip anksti. 6 valandos 7 minutės. Tai kad nėra čia kas veikt. Puodukas užimtas uogom, nei kavos negaliu išsivirti. Statulėlė Marijos ant kampučio. Čia turi būti kolonėlė. Ištisai vakar, kai už Varšuvos išvažiavom, tai ištisai sodai pas juos. O, kokia. Nu, kaip ir daugumoj pas juos bažnyčios kaip katedros. Nu, gražiai atrodo čia tai bažnyčia. Kaip katedra ant kalniukų. Bet čia tie miesteliai, tai ne kilometrų, ne po keli šimtai metrų ir kitas miestelis. Per 100 metrų ir kitas. Taip. Tiesiog negali įsibėgėti ir greičiau pavažiuoti. Visiškai. Nusipirksiu kavos degalinėj. Nes turėsiu. Kiek čia zlotų? Didelį pirksiu. Kiek kainuoja? 13 zlotų. A, ty tiek neturi, reikia kortelę. Pani, umie sobie pani zrobić? Нет, хорошо. Dobrze jest? Aha, cappuccino. Tak, cappuccino. Jest Duży. I ty. Thank you. Dziękuję. Tai ką pasakyk, kad zlotai sumokėt? Tai paklaus. Gavau kavos pagaliau. Pagaliau aš gavau teisę suvalgyti obuolį. Tai patį didžiausią puodelį stvėriau. Da 10 zlotų turiu, bet neužteko, teko mokėti kortelę. Kiek kainavo? 13 zlotų? 13 zlotų. Nežinau, koks kursas, tai nežinau eurų kiek. Namuose bus matyti kiek eurų. Taip, kursų niekur nesužinojau. Nu tai 4 kablelis kažkiek, tai 4 subis, tai 4 kablelis, nu tai apie 3 eurų. Nežinau, reikia kur nors užėti į keityklą ar pažiūrėti. Ai, 13 tai ne 4 eurų, tai ne 3 eurų. Kur tu čia rasi tą keityklą? Ar čia yra taip gerai? Bažnyčios bokštas virš medžių iškilęs, tikriausiai aukščiausių vietų gal miestelių pastatytas. Visada bažnyčios aukščiausių vietų. Labai jau... Bet tik tai bokštą matom. Labai jau ryškiai įsiskiria iš miestelio panoramos. Labai. Aha. O, čia iš... O, visų gražu. Kokia akmeninė. Plytos. Leave the roundabout at the second exit. O, čia dabar jau gudrutė kalba. Pagaliau radom kantorą. Pažiūrėsim, koks zloto kursas. 4,2, 4,29. Važiuojame jau link Krokuvos ir sustojom aikštelėje. Ši padarytos labai šaunios aikštelės. Sustot galima, pailsėt, pavalgyti galima. Ir mes nusprendėm papusryčiaut. Jau be 5:11. O, pavalgysim. Dar visko turim savo sočiai ir skaniai. Labai. Sočiai, bet reikia jau skubyti valgyti. Gerai, valgysim jau šiandien skubiai. Reikia pabaigti. Mėsa puiki. Nieko čia nereikia skubyti, kvepia skaniai ir matosi pagal tai, kaip ponia kerta. Pademonstruokit, kaip jūs valgot lašinius skaniai. Ne lašinius, nenoriu dešrą valgyti.
Ai, matai, ne kiekvienas ponas lašinius valgo. O šitas ponas tai tik tai rūgus į pienuką kerta. Bet va pienas. Nu, bet jisai čia sakė, pirmą reik pieną, o paskui tik mėsą. Kaip? Čia Ai. vietoj sriubos. Vietoj sriubos, supratau, kadangi dar nekeičiam puodų, tai vietoj sriubos. Skanaus. Prašom. Įvažiuojame. Kalnų masyvas prasideda. Bet kokie kamščiai. Priekalnis, bet kokie kamščiai. Šitiek transportų. Aplamai jau už Varšuvos išvažiavus, tai remontai. Dar šiek tiek kalnų vaizdų. Važiuojam Karpatais. Slėnis dabar gražus. Va, gražus namai. Vairuotoją gavom naują. Pagalbinį. Bet labai gerai vairuoja. Tiesiai keliu pataiko visai, kaip priklauso. Čia 90. Tai tada važiuoju. Tai ką 9 va miestelis priekį, va jau viskas, 50. Gražu. Radarų nematyti. Čia miestelis? Ir jie kalnas veikėja. Tai Ja, irgi varo. O, kokia bažnytėlė. Bažnyčia ant kalno iš tolo. Kaip gražiai atrodo, nu tikrai. Balta tai bažnyčia, debesysi net nelabai matyti. Bet gražiai iš tikrųjų viskas atrodo. Nu, važiavome į Slovakiją, net nespėjau nufilmuoti. Va, čia bus va, greičio visi ribojimai. Tai čia nufilmuosim, kad būt matyt. Va, Slovensko 90, ten kaip ir visur. Nu, kaip jaučiasi pamaininis. Čia dar galvojau, reikės šokti iš automobilio, dokumentų ieškot, krapštyti. Ramiai važiuoju toliau. Pažiūrim kainos 95 1,464. Da mes pervažiuosim Slovakiją. 690 galim pravažiuoti. Ir aš manau Slovakiją pervažiuosim. O jei kas tai čia kainos panašiai kaip Lietuvoje. Keliai tai jau nepanašu. Palauk, o Lenkijoje keli buvo kaina, kai žiūrėjom. 139. 139, nu, pigesnė. Važiuojame į Dolny Kubin. Kalnų keliukai prasidėjo. Jau čia ir siauri, ir labai status įkalnės nuokalnės ir vingiuoti. Jau čia mūsų vairuotojas įsitempė. Miestelis, nuo aukščiau bažnyčios. Bokštas smailė jau. Bažnyčių smailės kitokios negu Lenkijoje. Čia panašiai kaip Austrijoje, kokio mašinas kaip važiavo. Kokia vienodų namukų eilė. Tik kitokios spalvos, o visi kaip vienas. Ir šiek tiek ne tiesiai gatvė, o šiek tiek biskį įstrižai gatvė. Aha. Labai įdomi. Bažnytėlė tai tokia kaip Lenkijoje buvo. Bokštai. Čia pabaigoje. O tie namukai va ir toliau tokie patys. Gražus miestelis. Kaip gražiai čia atrodo. Ir da visai nemažas. Bet visi tokie namukai. Nu va, kitokia bažnyčia. Tikrai įdomu važiuoti.
Bet keliukas nekaži koks, o transporto šiaip sau, sakyčiau. Daug krovininių fūrų daug eina. Nu, nelabai daug, bet... Nelabai daug, jau žinai. Man tai atrodo jau nemažai. Tai aišku, ne tik kaip ten Lenkijoje ties tais didmiesčiais. Bet matyti, gal iš kažkurios Europos valstybės važiuoja. Tranzitas. Bet tu į fūrą tavęs nestuksena. Ne, jinai atsilieka, matyt, tokie irgi, žinai, didesni posūkiai atsilieka, paskui vėl priartėja, kai jau kelias toks. Gražiai atrodo tas miestelis ant kalno, ten kažkokia pilis gal net. Pridžiūklinti viską. Draugą sutikom dviratininkų. Nesutikom, o pralenkėm. Pralenksim, bet jam čia labai atsargiai reikia jį lenkt, nes kelias tai siauras. Jisai nusuka. Gražu. Slovakijos vaizdai. Upė. Uolos. Pagal kalnų upę. Koks rautas automobilių. Pagal upę ar važiuoja. Čia jau gražesnis vaizdas. Plati upė. Nuo transportų visų kelių. Žiūrėk, tarp medžių. Gal tas tarpas. O, kokie bokštai bažnyčios. Atsiskaitai, pasimėšiu gali. Tai aš palauksiu, tu neširavimu. Gerai. Čia ne, paimk vieną lazdelę, tai bus lašinius ko pasmeigti. Paimk dar vieną lazdelę. Gero pasakyk. Ką? Viso gero pasakyk. Ačiū. Dziękuję. Ir čia man palaukti, ne? Jo. Kur mes čia sustojom? Nežinau, Žirnovski kažkoks tai, neatsimenu Benzino kolonėliai. Žarnovica. Jo, Orlean benzino kolonėliai. Mama išgėrė kavos, nusipirko ir atsinešim savo valgius pavalgyti. tą, ką iš namų turėjau. Taip, Turim. viską jau pavalgėm, suvalgėm ir dabar Da gerą 100 kilometrų iki pasienio ir važiuojam toliau. kažkur prie sienos gal miegosime. Tai už sienos. Nu taip, už sienos, Už jau sienos. Vengrijoje. Neviltas per Continue to upę. follow the 65. Miestukai apšvieva tokie, bet jau bažnyčia, ten dar koks vienuolynas Manau, šalia. kad ten gali būti su Ojojojoj, ten kokia tvirtovė tuo pačiu. Ten vieno bokšto net ne kryžius, o gaidys. Tiksliau ant kryžiaus dar viršui gaidys. Ar ant mažesnių tų gaidžiai. Jo, ir dar jinai išsikiša. Čia žinai, kokia pilis bus, tikrai pilis. Ko gero. Jo, matai, čia šaudymo anglos. Be vėl paupį važiuoja. Užmiršau, koks upės pavadinimas. Eilinį gyvenvietę pravažiuoja. Tokie namukai tokie, kad ir apšiurė. Da čia gražu. Da čia va, yra apleistų dar kol kas. Buvo nemažai. Vieną kaimuką pravažiavom, tai ten iš viso apleista. Nuvažiuojame link su Slovakijos, Vengrijos pasieniu. Dunojaus. Tai galinga.
Va jau Vengrija. Vengrija jau. Tai reiškia, upė skyrė tuos du. Jo, paženklai. Kelių jau esam Vengrijoje. Dabar Vadinasi, 19:31 minutė. Jos skyrė upė Vengrija nuo Slovakijos. Antra nakvynė. Kiek dabar valandų, ne? Kiek? 19. Be 19. Bet jau drūta prietema. Pasistatėm čia pakelėj už krūmų. Nelabai kokia vieta. Ar tik kelias, triukšmas, bet nieko geriau neradom. Maždaug kokie 30-35 km nuo sienos su Vengrija, su Slovakija, Vengrijoje. Va čia prie ūkininkų laukų. Ten toliau sukrauti jo šiaudai rėtimuose. Ir štai čia mes atvažiavom, norėjom ten toliau biski statyti palapinę, bet kad čia viršuje eina aukštos įtampos laidai. Tai mes pasitraukim šiek tiek į šalį. Va, laidai čia, o mes štai čia. Ir mūsų palapinukį. Eisim visi miegot. Kiek mes čia šiandien nuvažiavom, nežiūrėjom. Jurgis vakarieniauja dar prieš gulant. Labai užsimanė gert. Tai geria raugintą pieną, rūgštų, kuris atvežtas yra iš Lietuvos. Liuks, gerai. Gražiausias pastatas. Gražiausias pastatas. Valgysim, dalinsimės va tokį gabaliuką duonos. Sprogų padangą girdėjusi važiuojant.